Labas, Lietuvos rinktinės analizė truputį iš bėgimo pusės. Pirma ataka ir puikus čia Valančiūno, suprantu, atidirbimas savo kūno ir išėjimas ir įmetimas. Super fantastiškas, gražus kūno darbas. Pasižiūrim sekantį. Atbėgimas į centrą. Čia mes turime situaciją, kur aiškiai matome, kad mūsų centro puolėjas, kaip čia pasakyti, lengvai arba visiškai nemokantis bėgti yra. Kojos statymas priešais save ir stabdymas savęs. Ką neišmokino vaikystėje, tai aišku sunku ir vėliau, net ir NBA neišmokino, nors kai kas, va čia matom, vėlgi agresyvus savęs stabdymas, jokio judėjimo į priekį, tiesiog stabdymas ir daužimas savo kojų. Ok, pasižiūrim toliau, kaip kojytės dirba šitoj vietoje. Va, yra mūsų amerikietis, kur žymiai geriau, kanadietis lietuvis, kurio kojos statymas jau žymiai jau geresnis negu lietuvio. Ir šitoje vietoje matom, kad jisai statydamas koją aplenkia pirmų žingsnių ir jau gali toliau judėti į priekį ir daryti reikalingą krepšinio kažkokį elementą. Aš juos nesigilinu, nes tai ne mano sritis. Tai va, jisai prabėgo, atidavė ir čia jau metimas iš tolokai. Jeigu dabar atkreipsime dėmesį, serbas kokiu atstumu ir ką jisai daro, jisai nepašoko, ranka labai neaukštai, čia turbūt ir ūgio skirtumas yra, bet jisai kokiu atstumu stovi nuo Valančiūno, tai aiškiai galim pamatyti, kad jis pakankamai agresyviai yra šalia jo ir neleidžia atlikti jokio kito judesio, kaip tik metimą į krepšį. Ok, judam į priekį. Čia prasibėgam greitai, Taip, serbo ataka. Kas čia mūsų 13, turbūt Jokubaitis, aš nelabai žinau, atsiprašau, kojas, kokiu žingsniu dabar jisai ginasi, kokiu atstumu. Jeigu pasižiūrim, čia, 1,5 metro, jeigu nedaugiau, nežinau, ką čia galima ginti, bet, ok, kojos nedirba, kad galima būtų prieiti. Čia dar pašokinėjimą, dabar mes pasižiūrim, aišku, šitai mūsų gynėja, kuris dabar pažiūrime kojos statymas. Kojos statymas į priekį. O čia yra kojos statymas ir kur jo kūnas, visas kūnas nuvirtęs į priekį, neišlaiko vadinamo koro šerdės, vadinasi fizinio parengimo per vidurį visiškai nėra. Tai nežinau, ką jisai veikia krepšinį, nes tuo labiau pasižiūrim serbas, kaip gražiai kojytė sulenkta ir į dešinį jis iš karto juda. Ir mes turim puikų, gražų, ramų išėjimą į priekį, o čia yra apgautas žaidėjas lietuvis. Ir kas įdomiausia dargi, o čia pirmas žingsnis, man visiškai nesuprantamas, kaip lietuvis paima ir deda koją į dešinę, nors realiai tai judesys į krepšį tai tenais, tai turėtų būti judesys čia, kodėl jis čia bėga į dešinę, nežinau, sakykim taip. Aišku, čia nepasivėja 2 taškai ir taip toliau. Čia yra konkretus fizinio parengimo, greitų kojų neturėjimas. Čia yra nuo, 10 iki 15 metų fizinio parengimo technikos nebuvimas. Nežinau, kas treneris, nereikiam, nesiaiškinu. Ta galima išmokti ir vėliau, bet čia yra konkretu praleista labai daug. Gerai, važiuojam toliau. Supykęs, žinoma, aišku. Ir tada bandom toliau žiūrėti. Ataka čia, vėlgi pažiūrime, kas čia buvo. Perdavimas, išėjimas, einam toliau. Ir dabar vėlgi, kas ginasi? Mūsų puikus puolėjas Donatas Motiejūnas, ką jis daro su koja, ogi nieko. Koja nedirba, greitos kojos judesio nėra, judam iš šoną ir aišku, jis labai greitai yra apeinamas su greitom kojom. Atsiminkim, kas buvo Žalgirį priimtas Tayloras, man atrodo, pavardė, kurio greita koja buvo ir jisai ten mokama didžiuliai pinigai vien už pirmo žingsnio judesį. O kas čia? Aišku, praleista. Ir pasižiūrim, kurioje vietoje čia mūsų gynėjas stovi čia, kaip puolėjas jau ten yra. Nėra žodžio, ta prasme, greitų kojų nebuvimas, nervų sistemos nedirbimas,
aišku 2 taškai ir čia labai greitai mes turėsime dar daugiau tokių. Tai yra bėgimo technikos nėjimas. Judam į priekį. Čia pora, vėlgi išėjimas, pirmas žingsnis, greitas padavimas. Čia einam toliau, gynimas, čia lietuvio gynimas pakankamai arti yra, neleidžia toli nubėgti, viskas gerai, super, perdodam toliau, vienas judesiukas, vienas žingsnis, niekas nesusikalba, kas išeiti į priekį turi ir mes turime ką, mes turime, čia fantastinis metimas, jau čia yra nuo 3 taškų, dar 2 metrai, jeigu ne 2,5. Čia truputį jau toks neįmamas metimas, bet pažiūrėkime, kiek pašokama. Ar čia yra pašokimas pas lietuvį ar ne? Kur yra jo čiurnos, kur yra Achilo darbas? Pasižiūrėkime, kokio aukščio yra pašokimas pas serbą. Dabar bus sekantis epizodas, man atrodo, pakartojimas iš šono. Ir palyginkime su lietuviu. O čia yra tas pats epizodas. Pažiūrėkime tiesiog čiurnos darbą. Vienas pašokimas, kurioj vietoj, ir kiek pašoka mūsų serbas, o čia mes pašokimą turim, nežinau, čia pašokimas yra vadinasi. Tai fizinio parengimo čia vėlgi kojoms nėra. Visi mes čia labai puikiai driblinguojam, mėtam, o kad kojom būtų paruošta, kad būtų kūnas, kad būtų koras čia išsitiesęs, kad būtų pašokimas, nematau. Judam toliau į priekį. Čia gražus judesiukas iš šono. Ir kas čia per judesys su didelė koja? Čia nežinau, kiek čia laipsnių. Špagato mano padaryti. Gerai, išsilaiko. Kam tas judesys buvo? Tam, kad save sustabdyti? Nežinau. Ranka atsistumėm ar bandom atsistumti. Judam į priekį. Vėl nieko nėra. Greito žingsnio pirmo nėra. Gerai, bandom įmesti. Gerai, įmetam čia jau per vargus, per savo stiprų kūną, 2 žmonės, gerai, kad Valančiūnas įmetė, bet realiai tai kombinacinio žaidimo jokio nėra. Įmesk į vidurį ir jisai jau turės įspręs kaip norės, yra tokia filosofija. Čia vėlgi, pasižiūrėkim, šitoj vietoj, kas čia vyksta, kurioj vietoj yra mūsų gynėjas, tiesiog paduodama link jo, gynėjas yra čia ir matosi, kad yra skirtumas, jis turėtų dengti, pasiduoda, gerai, kokiu žingsniu Valančiūnas čia pribėga, vienu, pribėga, bando jį nepraleisti, bet jis iš esmės yra pavėlavęs jau, tai praeina ir tada jau čia bando įmesti, tam, kad galėtumėm gerai, kad čia pavyko nugesinti, bet realiai tai buvo pavėluota dėl lėtų kojų. Lėtos kojos. Kiek kartų tą kartuoju, lėtų kojų komanda. Absoliučiai negalinti bėgti, nes fizinio parengimo nėra bėgimui. Čia super, dabar atrodo turėtų greitai čia išbėgti ir bėgam. Gerai, ir tada kodėl serbas čia nebėga, aišku, jau čia jam kaltė, nes realiai tai nebuvo čia greito metimo, bet gerai, dabar pasižiūrėkime iš krepšinio pusės, kaip mes puikiai mokam mesti, gerai, nebuvo kito varianto, bet metam su kairė koja atsispiriam ir, aišku, metam su kairė ranka, tai tikrai pasisekė, kad nenublokavo, nes realiai tai čia trumpas buvo metimas, turėjo būti. Kodėl negalima buvo pastatyti dešinės koją su dešinė atsispirti ir su kairė mesti ir ilginti savo kūną. Nežinau, čia irgi vėlgi treneriams, kurie mokina tik su viena koja bėgti. Kodėl nėra su 2 kojom, nežinau. Bėgam toliau ir judam į priekį. Situacija čia, man atrodo, vėlgi prasilenkiam ir dabar gražus pribėgimas ir centras užblokuoja, jokių žingsnių nieko nedarom, čia atsistojam ir kur išbėgimas, kur išėjimas į priekį, nieko, nei kairė, čia neapibėgama, niekam, čia galėjo gal iš šitos pusės išbėgti, nežinau, aš čia dabar taktiškai kaip turėjo būti, man mažai žingsnis jis turėjo apibėgti ir prieiti ir gynyboje sudalyvauti.
blokas, tai yra užtvara, buvo gerai suveikianti, o gynėjas visiškai nieko nedarė. Gerai, toliau. Bėgam kitą situaciją, vėl ateiname čia, vėl ta pati situacija, dabar lietuvis jau grumėsi, kad tik tais prasisprausti, nes kitaip jį irgi užblokuos. Ir ką mes turim situaciją, išėjimas prieš Valančiūną. Mūsų, ką mes turim dabar, nugi pasižiūrim kojytės. Kaip kojytės dirba, visas kūnas susilenkęs, jis negali greitai judėti, nes nežinau, kas išmokino tokių gynėjo pozai dirbti, kai imama, čia dabar atgal pasižiūrim, kaip dešinė koja Valančiūno vienas, o kairė, ką jin čia daro, kryžiuoja koją. Čia jau puolėjas jau praėjęs yra, gynėjų dešinė koja visiškai nedirba. Dešinės kojos visiškai nėra darbo, negalima padirbėti. Ok, čia yra didelis žmogus, jam sunkiau, bet tam yra treniruotės. Ok, žiūrim toliau. Aš nekritikuoju, aš tiesiog pasakau, kurioje vietoje nedadirbta vaikystėje, jaunystėje. Ir tą dalyką tiesiog reikia žinoti. Bėgimo technika ir judesiai kojytėmis visų kūno yra žiauriai svarbu. Ok, nu čia, ok, nespėjo pribėgti, neišmetė, čia nėra komentuoti, čia tiesiai nepataikė. Ok, nepataikė ir pasižiūrim čia va irgi puikiai, kur čia nukeliavo kamuolys, visi supuola, pasižiūrim į mūsų gerbimą centrą, ką jis veikia, jisai veikia, dengia šitą, nepasikalbam, nėra žodžių, nėra kalbėjimo ir aišku, užpakalį mes turim laisvą plotą ir mūsų visa zona yra sudraskyta. Nėra kalbėjimo, nėra bendravimo. Apie kur čia kalbėjimas, kur čia mūsų kolektiškumas. Ok, sekanti situacija. Čia ta pati, ok. Ir toliau važiuojam. Dabar, kokiu atstumu čia yra ginamasi, ok, bandoma nepaleisti, kojytės kaip dirba, va šita yra stabili koja, kuri visiškai pas lietuvį nedirbanti dešinė koja, stovi įkalta, su ją ne ant pagalvėlės stovi, o visas kūnas šitoje vietoje va yra stabilus, per daug statiškas, jisai neveikiantis yra, nėra pasiruošęs atlikti judesio, o ties dubeniu absoliučiai nėra veikimo, jis tada nušoka į priekį, kai reikia pribėgti, iš kurios vietos bėgama, su rankom visų puolimu, bandome pripulti ir tada jau, aišku, yra per toli, kadangi su koru, su šerdimi nebuvo, su pagalvėlėm pėdų nebuvo agresyvaus smulkių pėdų darbo. Ir smulkiosios mechanikos nebuvo. Ok, toliau važiuojam. Čia buvo 3. Čia sekantis. Gerai. Vingimas. Gerai, čia įsivažiuojam ir čia ranka vėl prieš save. Ok. Čia turėtų būti metimas. Įmetam. Ok, čia nieko nebuvo, dėl ko reikėtų komentuoti, nes buvo atsilaisvinę, gynėjai tiesiog nepriėjo ir metė. Ok, toliau važiuojam. Vėlgi, pasižiūrim va šitą situaciją, kur gynėjas stovi mūsų šitoje vietoje. Čia priešais jį gynėjas viskas tvarkoja, deda kairę sulenktą koją ir kaip greitai jisai juda, o su kūnu šita dešinė koja lietuvio, kanadiečio ar lietuvio, nežinau, nesuspėja. Ir va, mes pavėlavę 2 žingsniai ir jau yra pavėluota, jau yra pralenkta. Viskas, pravažiuota, jau tik tais bauda galima stabdyti. Kojų darbo nėra. Arba jos yra per lėtos. Lėčiau, per lėtai, vadinasi, iš karto 2 taškai. Nėra. Toliau važiuojam. Kas čia dabar lygiai taip pat, praeinam, praleidžiam pirmi 2 žingsniai ir jau vėl iš karto niekas nebegali. Čia dar galim kartą pasižiūrėti. Jeigu norima greitai pribėgti, ką daro Valančiūnas, jisai ne greitai bėga į priekį. Ne, pažiūrėkit, kokiu žingsniu jisai bėga. Va, tiesus kulnas. Kulnas prieš save, visas susilenkęs,
absoliučiai susilenkęs, jokio greitumo. Jeigu aš noriu bėgti greitai į priekį, aš turiu su šita koja stumtis atgal. Bet ne. Aš turiu stabdymo procesą, o ne greitėjimo prie to. Aišku, kad čia nesuspės, aišku, kad čia nieko nebus, nes nėra bėgimo technikos. Pradėkime apie tai. Gerai, bet čia Valančiūnas aukštai pašoka, bet aišku, su greitais žingsniais niekas, tai dėl to ir pavėluota. Mes toliau važiuojam. Ir 1, 2, 3. Ok, ir čia perdavimas ir metimas iš toli. Pasižiūrėkim vėlgi, čia aišku labai geras pataikymas, bet pasižiūrėkim, kur gynėjas stovėjo. Jeigu prieš tai lietuvis stovėjo ten 2 metrai, tai čia yra metras ir jisai tikrai kaip pašoka. Va, yra serbas, yra pašokęs, kojytę pasižiūrėkime, kokio pašokimo metu. Ir čia lietuvis tikrai dar netgi mažiau pašokęs. Bet, ok, šaunuolis išmetė greitai, vadinasi, greitas viršutinės dalies veiksmas buvo tvarkoj, nors šuolio ne kas. Pasisekė, tiesiog pasisekė, nes čia tikrai garantuotas galėjo būti blokas. Gerai, judam toliau. Ar čia dar kažkas yra? Čia perdavimas, aišku, čia vėlgi kalbos nėra, kalbėjimo, ir čia jau pabaiga. Ir man atrodo, čia jau viskas bus. Jau. Tik aplodismentai. Tai tiek. Pakankamai aiškus mūsų rinktinės įvertinimas, neturint fizinio parengimo, neturint bėgimo technikos, neturint greitų kojų, centrinės nervų sistemos negalima laimėti prieš geresnius, kurie tam pasiruošę varžovus.